Šis šakotausis vėžiagyvis yra mažytis ir lengvai atskiriamas pagal jo ilgą spygliuotą uodegą, kuri būna 3–7 kartus ilgesnė už patį kūną. Natūraliai jis gyvena Kaspijos, Juodojoje ir Azovo jūrose. Baltijos jūroje pirmą kartą pastebėtas 1992 metų vasarą. Per 10 metų jis tiek užkariavo rytinę Baltijos jūrą, kad dabar sudaro iki 50% vasaros zooplanktono biomasės. Šakotausis vėžiagyvis atkeliavo į Baltijos jūrą su balastiniu vandeniu, kuris pripumpuojamas į laivus uoste prieš išvykimą. Kai laivas atplaukia į savo tikslą, balastinis vanduo išleidžiamas kartu su organizmais, kurie išgyvena tokią kelionę. Šakotausis vėžiagyvis apkimba žvejybos tinklus, suformuodamas lipnią, želė pavidalo masę, tuo sukeldamas nuostolių žvejams. Pamatyk jūrą.